kažkaip labai pavydžiu tiem dabartiniam tapytojam, kad jie turi šitą prizą. Ir tikrai pats būčiau dalyvavęs, jeigu toks prizas būtų tuo metu, kai aš buvau jaunas. Ir manau, kad jau pats prizo buvimas, ne tiek svarbu, kas jį gauna, sujudina visą tapytojų bendruomenę. Ir mano įsitikinimu, kad kiekvienas ambicingas tapytojas turi dalyvauti. Ir aš labai abejoju, ar galima tapti gerų tapytojų atsiribojant ir nedalyvaujant konkursuose. Nes, aišku, tai atrodo kaip sportas, bet iš tikrųjų tai ne vien tai. Ir manau, kad tas pats jaudulys, pati energija, pačio dalyvio patiriama, kai jisai dalyvauja. Jinai yra labai naudinga ir patirtis, ir treniruotė, ir tuo pačiu ir kūryba. Anksčiau buvo tokių konkursų, kai buvo vien lietuvių žiūri komisijos nariai. Ir kaip smarkiai pasikeitė pats konkursas ir laureatai, kai atsirado iš užsienio narių. Tai tas akivaizdžiai liudija, kad mes esam užsidarę, turim savo kažkokius favoritus, kurie dažnai yra visiškai nesuprantami užsienio šalies atstovams. Kai kurie sutampa, kai kurie yra suprantami, bet tai tokių yra mažuma. Ir aš manau, kad yra labai sveika sužinoti tą kitą nuomonę ir tiesiog galbūt nesirgti tokia didybės manija, kad mes esam geriausi, nes kitose šalyse lygiai taip pat galvoja. Latvija, Magonė, ta, kuri užėmė antrą vietą. Tiesiog aš maniau, kad jinai yra labiausiai verta to prizo. O tarkim, aš neturiu nieko prieš šių metų prizininką, nes jis taip pat tiesiog kaip ir atitinka jaunojo tapytojo kriterijus. Mes nusprendėm, kad jis yra drąsus ir nuoširdus, kas yra iš tikrųjų būtina jaunam tapytojui. Ir dėl to aš kaip per daug nesipriešinau. Temos, man svarbu, kad jos būtų aktualios pačiam kūrėjui. Tada jos aktualizuojasi ir tampa aktualios visiems žiūrovam. Tai čia yra pirmas dalykas ir jeigu kūrėjas daro tai, kas jam rūpi, tai gali parūpti ir kitiems. Ir aš nelabai tikiu tuo, kad jeigu susirandi gerą temą, tai bus sėkmingas darbas. Aš manau, kad galima padaryti sėkmingą temą tiesiog ją gerai padarius, gerai nutapius. Ir jinai tada nuo to laiko taps gera tema. Manau, kad ją tiesiog reikia rasti visų pirma savy ir po to, aišku, jinai turi turėti atgarsį išorėje.